2011 Liepos 22 dienos įvykiai sukėlė siaubą paprastai ramios, garsėjančios pakantumu, aukštų pragyvenimo lygių Norvegijos gyventojams ir pašiurpino visą pasaulį. Pirmiausia, galingas sprogimas nugriaudėjo Oslo vyriausybinėme rajone. Mikroautobusas su 950 kg sprogmenų kroviniu atvairavo ir susprogdino Norvegijos pilietis Andersas Beringas Breivikas. Nepraėjus nei porai valandų, persirengęs policininku, jis atplaukė į Utøjos salą, kur veikė valdančiosios darbo partijos jaunimo vasaros stovykla ir šaltakraujiškai ėmė šaudyti į stovyklavusius paauglius. Per abi kruvinas atakas nužudyti 77 žmonės, 10 sužeisti. Nuo šių išpuolių praėjo 1,5 metų, tačiau žaizdos dar neužgijo. Norvegijos vyriausybinis kompleksas čia Osle kol kas dar neatgavo savo veido. Ir ar grįš čia anksčiau dirbę valdininkai kol kas nenuspręsta. Manoma, kad žmonės dirbę šiuose pastatuose gali jausti psichologinį diskomfortą. Teisme Breivikas prisipažino įvykdęs atakas, tačiau tvirtino, kad jos buvo būtinos, kovojant su multikultūriškumu bei vadinamąją musulmonų invaziją Europoje. Anot oficialios statistikos, po Lenkų ir Švedų daugiausia šalyje imigrantų iš Pakistano, Somalio ir Irako. Galiausiai baigėsi tas naivumas ir tikėjimas, kad emigrantas būtinai integruosis, būtinai bus geras, būtinai laikysis įstatymų, būtinai pamils svetingai priėmusią šalį, nes tikrai taip nėra. Ir daug imigrantų tiesiog atvažiuoja su savo kultūrom ir jų net nenori atsisakyti, nors tos kultūros visai nepriimtinos naujai šaliai. Tai ir sudaro problemą, aišku, naujai visuomeniai. Per 100 km nuo Oslo įsikūrusios Vestfoldo universitetinės kolegijos rektorius sako, kad tragiški įvykiai emociškai paveikė visą Norvegiją. Jo vadovaujamojo aukštojoje mokykloje taip pat yra studentų, kurie neteko artimųjų Utøjos saloje. Mes supratome, kad saugumas yra reikšmingesnė problema nei manyta iki šiol. Tai besitęsianti diskusija, kas svarbiau - saugumas ir kontrolė ar atvira visuomenė. Manau, kad stengiamės rasti tinkamą pusiausvyrą tarp atviros demokratijos ir kontroliuojamos visuomenės. Apskritai Norvegija buvo labai atvira, galbūt buvome net perdėm naivūs. Šiuo metu vyksta diskusijos tuo klausimu. Visose valdžios institucijose svarstoma, kokios jų erdvės gali būti laisvai prieinamos visiems, o į kurias patekimas turi būti kontroliuojamas. Kuriame planus, kaip elgtis ekstremaliais atvejais. Ir visa tai dėl įvykių Liepą. Profesoriaus įsitikinimu žudynės nepaveikė norvegų nuomonės apie imigrantus. Breiviko skelbima ideologija jo tautiečiams svetima. Pašnekovui pritarė ir Lietuvos garbės konsulas Osle Martinas Bodas, tačiau pastebi, kad griuvo mitas apie tai, kad esti vietų pasaulyje, kur ramu ir saugu gyventi. Laimei, jei taip galima pasakyti, šioje siaubingoje situacijoje šį nusikaltimą padarė ne politinė, užsienio ar nacionalinė organizacija. Jūs niekada negalite apsisaugoti nuo tokių žmonių kaip Breivikas. Pasaulyje yra išprotėjusių žmonių, nuo kurių neapsisaugosi. Manau, kad norvegai reagavo labai gerai. Tai nepakeitė mūsų visuomenės, tebesame demokratiški ir tai mus vienyje. Džiaugiuosi, kad netapome uždarą visuomenę. 20 mečius Norvegijoje gyvenanti Daina Bogdanienė atkreipė dėmesį ir imigrantų svarbą šalies ekonomikai. Kažkokio kurstymo tautos, kad dabar reikia nekęsti visų emigrantų arba kad kažkas tai ten yra blogas ir visi imigrantai yra blogi, tikrai taip nėra, tuo labiau, kad imigrantai tikrai turi didžiulį vaidmenį Norvegijos ekonomikoje, nes jeigu jų nebūtų, tikrai nelabai būtų kam dirbti. Norvegų demokratišką požiūrį į imigrantus, galima sakyti, atspindi ir dešimtmečiais begalinio susidomėjimo kaskart sulaukianti atranka į Euroviziją. Dainų konkursas Melody Grand Prix. Prieš 4 metus norvegų, o vėliau ir visų Eurovizijos žiūrovų širdis pavergė Baltarusijoje gimęs Aleksandras Rybakas. Prieš 2 metus Norvegija savo atstove išsirinko Stella Mbangi, iš Kenijos atvykusią merginą. Praėjusiais metais šalis patikėjo vėliavą nešti iraniečių atlikėjui Toji. Klausytojai nesirinko odos spalvos, jiems tai nesvarbu, jie renkasi dainą. Tai nusako padėtį Norvegijoje, kad joje žmonės labai atviri ir kad čia visada labai daug įvairiausių tautybių žmonių. Po ilgų diskusijų nuspręsta, kad šią vasarą Utøjos saloje vėl skambės jaunatviškas klegesys. Norvegijos darbo partijos jaunimas po 2 metų pertraukos Liepą čia vėl stovyklaus. Tačiau šįkart apsauga ir policijos pajėgos bus daug gausesnės. Reportažas parengtas bendradarbiaujant su Lietuvos užsienio reikalų ministerija.